Sveiki visi atvykę į Agrokoncerno organizuojamą konferencijų ciklą Pagrindinės priemonės tikslai 2026. Visi seminarai, visai Agrokoncerno komandai yra tarytum nauji metai. Susitikimai su ūkininkais yra mums didelė šventė. Nors sezonas atrodo, kad bus pilnas iššūkių, tačiau pavasaris tikrai ateis ir planuoti darbus jau turime dabar. Žinokit, sunku, neaišku, ką sėti, nes kviečiai, pavyzdžiui, praktiškai nuostolį neša. Tai dabar reikia pavasarį kažką galvoti. Gal vasarinių miežių augysiu, nes paklausa yra. Pasėliai iš rudens buvo labai faini, o dabar po žiemų, sakė, apie 80 cm įšalę. Kas te žino, kas te bus? Šiuo metu sudėtinga, bet kažkaip tas problemas sprendžiam. Kiekvienoje situacijoje reikia kažkaip spręsti, o tie sprendimai ir būna ir geri, ir blogi, visai pasitaiko. Įrankius visus esam paruošę, technologijas esam sudėję, tiesiog reikia susisiekti su mūsų agronomais konsultantais ir atvykti į konferencijas. Nuo pat rudens starto, kada padėjom sėklą į dirvą, iš tiesų daug girdim žinučių, kad būtent šis sezonas ir suksis apie vieną mintį. Kaip sutaupyti ir gauti didelį derlių. Šie metai tikriausiai visiems yra sunkus finansiškai, reikia tikrai labai skaičiuoti ir įsivertinti, kur tikslingai investuoti, kur reikėtų gal ir pataupyti. Negalima taip iš akies, kaip sakyti, darom, o po to žiūrėsim, kaip bus. Fiksuojam visą informaciją, pasižiūrėsim po to pas mus, kas gaunasi ir tikrai pritaikysim žinias. Kaip mažesniam, tokiam vidutiniam ūkiui kaip mūsų, tai yra vienintelis kelias kažką bandyti naujo, ieškoti tų vietų, kur galima sutaupyti. Dažniausiai ūkininkų užduodami klausimai konferencijų metu yra būtent apie tai, kaip sutaupyti, kaip kovoti su probleminėmis piktžolėmis, kaip tvarkytis ir kiek patręšti, kad turėtumėm gausų derlių. Visus šitos atsakymus esam ūkininkam paruošę, į visus klausimus atsakom konferencijų ciklo metu, todėl kviečiu atvykti į pačias konferencijas ir išgirsti. Na ir žinoma, pasinaudoti vienu iš svarbiausių įrankių, atsiversti mokslinį leidinį, ten yra viskas pateikta, mokslu grįsti sprendimai. Ant pečių nenešit savo žinias. Į galvą, kas įeina, tai vis tiek naujovės kažkokios. Plius susieini su draugais, o visai tą pakalbėt.